Ką daryti, jeigu taip staiga susuko sprandą? Ar tai būtų ryte atsikėlėt, nepasukinėjat galvos, ar tai dieną kažkoks kersvės, ar kažkoks spazmas suėmė, nepasukinėjat galvos, skauda. Visų pirma, išsitieskit, pastatykit galvą į tokią neutralią, gerą, gražią padėtį, tai būtų, kad jinai nebūtų į priekį palinkus, bet patraukiam atgal, padarom tokį vos nelengvą pagurklį. Ir sukit galvą į tą skaudančią pusę. Dažniausiai būna, kad į vieną pusę atrodo nieko, į kitą pusę negaliu pasukti. Sukit į tą pusę, kurią negalit pasukti labai lėtai. Kvėpuodami giliai, įkvepiant per nosį, lėtai iškvepiant per burną. Kvėpuojam ir sukam labai lėtai. Va, sukam. Gal net lėčiau negu kad aš dabar suku, tik tai pademonstruoti noriu. Kad sukam va lėtai, jausit kažkokią, sakykime, į tą pusę aš negaliu pasukti, jausit, kad truputį pradeda kaip ir priešintis, gali truputį va pastovėti toj vietoj pakvėpuoti ir lėtai sukat, iki kol pasuksit galvą tiek, kiek galit ją normaliai pasukti, pavyzdžiui, į antrą pusę palyginus. Pasukam ir tada toj įtemptoj, pasuktoj pusėj palaikykit ir vėl pakvėpuokit dar kokią minutę. Galit lengvai paimti, pamasažuoti biškiuką, kvėpuodami lėtai, nedarydami jokių staigių judesių. Jūs bandydami greičiau pasukti, aktyvuojamės tokį apsaugos mechanizmą ir dar labiau tempiam tos kaklo raumenis. Žodžio esmė yra labai lėtai sukti, kad neaktyvuoti to nervinės sistemos mechanizmo apsaugos, kaip sakiau. Įtempti, kiek tik tai galit, palaikyti kokią minutę, dar čia pakvėpuoti, galit truputį pamasažuoti. Lėtai.